laukdami, eglę puošiame visi. Įsileiskim stebuklus, juk pasaulis nuostabus. Greit sušvis žvaigždė kalėdų, angelai dangų jau gieda. Ir visų mūsų lauktas senis atkeliauja vėl per žemę. Nes kalėdos taip arti, patikėti negali. O kol lauksime senelio, pasakai atverkim kelią. Su nykštukais pasitarus ir ne vieną jų išbarus, pakviečiau aš į svečius pasakėlių herojus. Man paskambinus Snieguolė, ją nykštukai apipuolė, liepė paskubėt dabintis ir pas mus greičiau dangintis. Raudonkepuraitė SMS parašė, ją žūtbūt pakviest paprašė. Dar senelis ir bobutė mokys, kaip išraut roputę, o gaidelis nabagėlis iš pat ryto anksti kėlės ir suprato, tai bėda, kelnės trumpos, nors tu ką. Bet užtenka man šnekėti, pasakėlę reik pradėti. Štai girdžiu, kaip jūra ošia, o senelė verda košę. Pažiūrėkim, patylėkim, pasakų šalin rėdėkim. Gal bent šiandien pavyks auksinę menkę sugauti, kvailynę rajuotas. Pusę amžiaus tau kartoju, va, net ir pasenau. Nusibodo man, kai tavo lūžnai gyventi. Mama padaros noriu, kaip šiuolaikinė moteris nori gyventi. Po velnių. Kad tu žinotum, ta mano sėdė visai sudūko, prisižiūrėjai serialų, tai dabar užsimanė namą, kaip Robertėlė iš moteris, galvoja geriau, vargas man vargas su tokia bova. Nesisielok, tėvuk, viskas bus okei, varyk namo. Kad pas mane atvažiuotų dainininkas Psai ir padainuotų tą gabalą Gangnam Style. Visos kaimo panas jau girdėjo, tik aš čia viena tamsuolė. Nu, tu galbūt tikrai durnaras prisivalgyti.
tikro kalėdų senio. Net vaikai visi matė. Tai kas čia yra tamsuolė? Grįžk greičiau prie jūros ir pareikio laukto savo menkės, kad tučtuojau man atsirastų tikras kalėdų senis. Nesibaigia, dar tik pati pradžia. Seneli, sveikas gyvas, mes laukiame tavęs, krinčine, tikras gyvas, žuvis gaudo auksines. Per kalnus ir per polius kabėjau aš pas jus. Iki šventų kalėdų noris pasveikinti jūs visus. Sveiki sulaukę šventės, te debesis padangius. Gedros jums neužkloja ir gėris te triumfuoja. Bandau prisitaikyti. Prisėsk arčiau, seneli. Kur arčiau? Prie jūs arčiau? Ar ten arčiau? Prašom čia, bus dyvų dar daugiau. Į pasakų padangę keliausime tuojau. Pasakas labai aš mėgstu. Teks pamatyti labai daug pasakėlių. Bet man jau turi nuostaką tavaitę, tai snieguolė, kietesnė, nei tu mandresnė, negu 3 rytos, net su naujų įbodų. Vargas snieguolė, medžiotojų. Kvietite didžiųjų karalių. Paimk mano lėktuvą ir nustatyk snieguolę į dykumą. Bet didžiųjų, ir noriu jūsų mėgstamiausią tarnaitę. Tylos ir žinai, kas bus. Jei nepasiseks, daugiausiu atveju atimsiu tavo karalių. Taip, didžiųjų. Kur mano dėžutė? Atnešk jų širdį šioje dėžutėje. Bus padaryta per 20 metų. Dalinkis gerą nuotaiką, bendrauk, skambink į visus tinklus tik už 19 centų už minutę. Įsigyk 2 telefonus už 1 litą. Širdis mašinorai, mažų nykštukėlių. Nuobodu ir nepatogu būti mažutėliais
Klausyk. Kokį tu filmų žiūrėjai? Snieguolė atidėjo neštukai su Ferrari lakstė? O. Klausyk. Aš tai šiandien su elniais važiavau. Bet važinėja vulko kažkokie skersai. Tai man elniai pateina. Tu gali paprašyti filmo režisierių, kad peržiūrėtų, kur yra mano elniai, mat išbėga, gal žinai, kiek aš turiu. Man gali reikia peilio ieškotis, gal kitą. Reikia nepapjūri. Labas, kad jis, kad galėtum kelnes pritrumpinti miestą reikia važiuoti. Atleis gaidelį, dabar negaliu pieną lako, o ežerė pilna ešerių, namuose užsiversi vėlių. Gal kitą kartą ryt poryt. Na gerai. Labas, kumalaitė, kad galėtum kelnes pritrumpinti miestą reikia važiuoti. Matai, kad negaliu. Ne, pasagas kažkais turiu. Gal kitas į. Labas, numeryt, kad galėtum kelnes pritrumpinti miestą reikia važiuoti. Labas, gaideliu, matai, kad negaliu obuolius rūšiuoti ir taip pilna darbų. Gal rytoj? Gerai. Negali padėti kaimynai. Ir pačiapką reikia nueiti. Labas, šeškė, kad galėtum kelnes pritrumpinti. Na gerai. Nei vienas kaimynas negali padėti. Paskutinis paliko triušį, kad galėtum kelnes pritrumpinti. Nu, matai, kad dabar negaliu, reikia morkės rūšiuoti, gal kitą kartą. Na gerai. Niekas negali padėti, reikia važiuoti į miestą. Tu, gaidį. Gaidžių nėra. Kelias tik paliktas. Gal pritrumpinsi. Ačiū. Tu, gaidį. Kur tu? O, kelias paliktas, reikia patrumpinti. Nėra namuose, bet kelnes tai paliktas. Čia patrumpinti.
daug susirinko. Man sakė, kad čia pasakų kopyti, tai aštuntokai irgi buvo paruošę pasaką, bet aš esu trupčia. Pridėdamas burtų, apverčiau viską aukštyn kojomis. Pažiūrėkite, kas gavosi. Seniai, seniai, už 9 miškų, 2 metų dienos, stovėjo namelis. Ten gyveno meška. Oi, atleiskit, raudonkepurių šeimos. Vieną dieną tėtis raudonkepuris pasiuntė savo paauglę raudonkepuraitę pas babą. Išeidamas pro duris pasakė. Nešk senelį, karšelį, šešių bandelį. Tikrai ne, supratau. Nepamiršk. Su kopūstų kolita, su varške pasvilis. Kur eini, mergaitė? Pas tavo sergančią mamą Vilkę, ir nori bandelių pirkti? Tai, kad neturiu pinigų. Tai nueikęs pas Melitą, gal paskolą gausi? Nenori pirkti su tavo bandelių. A, tai ko iš karto nesakei? Ten už malūno tavo senelė gyvena. Kur žinai? Skaičiau pasaką. A, tai palydėsi mane? Nu jo, taip reikia. Eik trumpuoju, o aš ilguoju. Gerai. Paklausė Joną, aš tai Feisbuko tiesiai, aš gervis veikia. Vilkas, tai keliu, prisimeni raudonkepuraitės pasą. Pamiršt neįmanoma. Tai galbūt mums reikia pasirinti nesenelį. Stop! Tu būsi blogas vilkas, jeigu darysi papą. Už tai aš tave paversiu zuikiu. Reikia senelį, kur baba? Baba namie miega. Tai gal raudonkepuraitė man bandelių su kopūstais atnešė? Taip, šįkart tėtis prašė tik lito. Tai gerai. Eime pas babą pavalgyti. Gerai. Kas ten? Pažiūrėk, durelis atrakintos. Oi, koks gražus zuikis. Viskis spinta, nenori pasakoti. Gerai, einu, čitai, Jonukai, iš namų neįmanoma, neapsapūti, Kas ten? Mano gėlė. Kodėl kaip pasakai? Baba, kodėl tavo tokias didelis ausis? Kad tave matyt geriau girdėčiau. Baba, kodėl tavo tokias didelis keistas akys? Kad tave brangut geriau matyčiau. Baba, kodėl tu turi ūsus? Senelis liepia užsiauginti. Nieko aš neliepiau. Gerbiamas Vilkazai, kur padėjai babą? Spintoj pasislė. Kur Vilkas? Vilkas paverstas zuikiu. Už mano gerą darbą visi Facebook'e paspaudžia laiką naujas nuotraukas. Man duoklės, ragana pasakotoja. Bet kai nori paragauti, ją labai sunku išrauti. Kas tai? Apie šitą darbėlę mes pateksim pasakėlę. Įpylė. Prie trobelės turėjo daržą. Laistė, prižiūrėjo, ravėjo. Senelis sugalvojo pasodinti ropę. Pasodino ropę, giliai į žemę įkasė. Senelis vėl laistė, prižiūrėjo, ravėjo ir ropė pradėjo augti. Augo, 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 labai didelė užaugo. Apžiūrėjo senelis ir nusprendė ropę išrauti. Rovė, rovė, išrovė. Pasikvietė senelę. Senelė, senelė, taip.
Ko čia tokias ropės neišrauti? Senelė už senelio, senelis už ropės. Padėkit. Ropė, ropė, neišropė. Senelė pasikvietė mergytę. Mergytė, čia. Ko reikia? Padėt ropės išrauti. Ko čia tokios ropės neišrausiu, juk lengva? Mergytė už senelės, senelė už senelio, senelis už ropės. Padėkite. Ropė, ropė, neišropė. Mergytė pasikvietė berniuką. Berniuk, ateik čia. Ko čia tokias ropės neišrauti? Berniukas už mergytės, mergytė už senelės, senelė už senelio. Ropė, ropė, neišropė. Šuniukas pasikvietė katytę. Katytė, kis, kis, kis. Katytė už šuniuko, šuniukas už berniuko, berniukas už mergytės, mergytė už senelės, senelė už senelio, senelis už ropės. Ropė, ropė, neišropė. Katytė pasikvietė pelytę. Pelytė už katytės, katytė už šuniuko, šuniukas už berniuko, berniukas už mergytės, mergytė už senelės, senelė už senelio, senelis už ropės. Ropė, ropė, neišropė. Jis neša mano balsą, ten kur snaigė šoka meilės vasą. Skumbu pasą, kad tu vietoj maisis, aš laikiu pabaigą. Sninga, diena vėl keičia naktį. Sninga, sninga, sninga. Perkam leidžiam pigai niekas, išleidžiam viską niekams. Skambiu balsų dainuojam, garsiai džingl bells, bells, bells. Stambiausiai mano duris, kas išdrįs. Staiga užklimpo mano šventės, kodėl kas atsakys. Viena valanda, jau laiko nėra, norėčiau pasivyti. Gal užtruko vyną, šventės sniege, akimirka čia. Sninga, sninga, diena vėl keičia naktį. Sninga, sninga, sninga. Ei vaikai, senelis sakė, kad nykštukai kaip patrakė, rovė jam kažką į maišą, sakė nešt kvinčinant maišą. Taip, brangioji, tie nykštukai lakstė, baitės lyg padūkė. Krovė maišą ant pečių, liepė nešti jums dovanų, tad kviečiu seniūnų būrį. Pažiūrėsim, ką čia turim. Taigi kviečiam 5 klasės seniūnę. Auksinė žuvelė mūsų. Na, senelį turbūt labai sunku buvo nešti. Pažiūrėkit, šitiek vaikų, šitiek seniūnė Livija. Galbūt ir padėjėkite įstuoti. O, specialiai, nebetilpa vieną, tai kitą sudėjo. Oho, aš tokį jums dalyką. 7-okų. 8 klasė.
pat reikia ir auklėtojas padovano 10 klasės auklėtoją. Gerūtę kviečiu. Septintos klasės auklėtoja. Šeštoko. Ir mokytojai Zydze, kuri puošia Dailą visą mokyklą. Dabar paprašysim tėjas koncerto. Būtinai, seneli. Nu, kad jai taip liūdna nebūtų ir jai dar viena. Šiauliam visam mokytojų kolektyvui dar vieną maišelį dėjo. Maišas tuščias. Oi, buvau. Naktį ir su maišu irgi tada daug vaikų liko. Ir reikia juos dar visus skubėti aplankyti. Dar šventės tik prasidėjo. Sakau iki. Ir iki kitų susitikimų. Jau stebuklai rodos baigės, tyliai krenta snaigės. Žvaigždės tuoj užmerks akis, po sniegu lauks vėl pasaka vaikų. Iki naujų susitikimų, iki naujų pasakų. Visiems labai ačiū. Vladas sniegas